Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir šiame video rodysiu, kaip sukurti gegnes. Tai einu į konstrukcinių įrankių juostą, pasirenku Beam komandą ir manęs prašo, kad pasirinkčiau plokštumą, kurioje braižysiu siją. Tai šiuo metu turiu tik tai level 1, level 2 plokštumas, kurios yra statmenos mano šitam vaizdui. O aš turiu turėti kažkokią plokštumą, kuri būtų bent jau nestatmena šiam vaizdui. Tai einu į level 2. Ir galiu susikurti tokią plokštumą. Tai būtų vienas iš būdų, kaip modeliuoti, ar ne? Tai susikuriu pagalbinę plokštumą, brėžiu čia ir būtinai turiu jai suteikti vardą. Pavadinsiu šį kartą gegnę tiesiog. Tai galėtų būti plokštuma, bet taip pat galėčiau naudoti ir pastato ašis, jeigu tinka jų vieta. Pavyzdžiui, aš turiu vieną ašį, ar ne, nubrėšiu antrą ašį šitam pastatui ir nuėjęs į pjūvį, kai bandysiu brėžti siją, šį kartą jau galėsiu pasirinkti ir pirmą, ir antrą ašį, ir gegnių plokštumą. Tai reiškia, kur sija bus nubrėžta. Tai pasirinku tą plokštumą, spaudžiu OK ir galiu dabar nubrėžti savo elementą. Tai prieš tai turėjau murloto skerspjūvį, darau edit type, duplicate ir susikuriu gegnės skerspjūvį. Tai bus 45 ant 195 milimetrų pavadinimas, o čia jau plotis ir aukštis matmenys. Spaudžiu OK. Ir dabar kaip ir galėčiau ją brėžti vietoje, kurioje noriu, ne? Pažymiu vieną tašką, antrą ir nubrėžiu tą elementą. Tačiau jei norėčiau nubrėžti vietoje, kurioje noriu, tai matau, kad Revito trauka neveikia ties šitų galu, veikia kažkur šičia. Nežinau, kodėl taip yra, bet pasirinkus 3D snapping, dabar jau galiu pasirinkti ir šitos taškus, todėl taip ir padarysiu, nubrėžiu tiesiog sijos elementą. Structural framing kategorija vadinasi Revite, turiu sumodeliuotą vieną gegnę ir tą patį galiu padaryti dabar su kita puse. Pasirinku šitą gegnę, 3D snapping įjungtas ir nubrėžiu kitoje pusėje. Dabar kas atsitiko, tai kad šitos gegnės yra, matot, sujungtos taip gražiai per vidurį. Tai kadangi Revitas mėgsta jungti elementus, tai kartais tai yra gerai, kartais nelabai. Tai, pavyzdžiui, ištrinsiu šitą ir einu į antro lygio planą ir nubrėšiu kraigo siją. Tai pasirinku sijos braižymą, naudosiu tą patį skerspjūvį, išjungsiu 3D snapping, nes noriu, kad sija būtų susijusi su antru lygiu. Ne? Ir kai šitą išjungiu, nebeveikia trauka, todėl išeisiu iš komandos ir vėl pakartosiu. Ir tiesiog tada brėžiu kraigo siją, nubrėžiu, nueinu į pjūvį, jinai čia apačioje, spaudžiu move, pasirinku constraint išjungiu, disjoin įjungiu ir važiuojame į viršų. Ir kas atsitinka su tom gegnėm, kad jos atsiskiria, pasidaro tarpas. Tai ką darysiu, pažymiu gegnę, spaudžiu ant šito rutuliuko ir darau disallow joint. Ta patį darau su šita gegnė, su šitu galu, disallow joint. Jos dabar kaip ir viena su kita susikirta, bet mes panaudosime vėl papildomas plokštumas. Nubrėžiu papildomą plokštumą čia. Tada veidrodinis atspindys per centrą stogo sijos. Taip pat nubrėšiu vieną papildomą plokštumą čia. Ir pasinaudodamas šitom plokštumom apkarpysiu savo gegnes. Tai yra pasižymiu, pavyzdžiui, gegnę, tada redagavimo įrankių juostoje matau cut pasirinkimą, nukirsti, pasirinku gegnę, pasirinku plokštumą, nukirtau, paspaudžiu escape, enter, kad pakartotą pačią paskutinę komandą, spaudžiu gegnę, spaudžiu plokštumą ir nukirtau. Lygiai tas pats čia. Spaudžiu enter, kad pakartot paskutinę komandą, gegnę ir plokštumą. Tačiau sako, kad elementai nesikirta, todėl jų negalima apkirpti. Na, todėl paimsim šitą elementą, gegnę pažymėsim ir end extension pakeisime į 200, pavyzdžiui. Ir dabar matosi, kad jinai išlenda už tos plokštumos ir galime apkirpti. Tai spaudžiame vėl gegnę, plokštumą ir gegnė apkirpta. Kai pažymiu gegnės, šiuo metu nesimato rodiklyčių, todėl kad mano
pjūvis eina per gegnės vidurį, todėl jeigu aš paslinkčiau pjūvį ir nueičiau atgal ir pažymėsiu šitą, matosi, kad dabar aš galiu ir rankiniu būdu keisti šitą end extension vertę. Tai va, tokiu būdu galiu sukurti gegnes, tačiau gal problema, kad čia pakeitus, tarkim, nuolydį 28, reiktų man viską dabar permodeliuoti, o jeigu aš jau turiu visą stogą susimodeliavęs, tai šiokia tokia problemėlė. Padarysiu undo ir ką mes galime daryti kitaip modeliuodami sijas. Tai galbūt šalia paimsiu ir sukursiu kitas sijas. Tiesiog paslinksiu šitą šiek tiek į priekį, prieš tai išjungsiu disjoin komandą, nes jeigu slenki elementus su disjoin, tokius kaip pjūvį ar elementą, visokie matmenys atsikabina, dingsta, išsitrina ir panašiai. Tai einu dabar į šitą pjūvį vėl ir šį kartą brėšiu plokštumą ne plane, o pjūvyje. Ir nubrėšiu ją, kad jinai sutaptų su stogo plokštuma. Tai tam pasinaudosiu įrankiu, kad brėžti pagal pažymėtą liniją, pasižymiu vietą, kur norėčiau turėti plokštumą, šiek tiek pratempiu tą plokštumą, kad geriau matyčiau ir pavadinu stogas šiaurinė plokštuma. Ir nuėjus į antrą lygį, pasirenku beam komandą vėl, pasižiūriu, kurio plokštumoje aš brėšiu, tai yra naujoj pasirinktoj plokštumoje, 3D išjungta, tai vėlgi bus šitoj plokštumoje, o ne pritrauks prie kitų plokštumų ir brėžiu tą savo siją. Tai matosi, kad užvedu liniją ant krašto stogo, tačiau taškas bus sukurtas šiek tiek žemiau, kadangi mano plokštuma yra žemiau negu stogo šita linija. Tai brėžiu, linija čia, sija nubrėžta ir mes turime gegnę štai čia. Šitas taškas kaip ir sutampa su šitu, jeigu žiūrint iš viršaus, ne? Tiksliau statmenai į stogo plokštumą, jeigu žiūrėsim. Tai vėl toks pat metodas, kad mes prailginam ir apkarpam gegnes, taip, čia jų galus. Tačiau kuom gerai, kad, pavyzdžiui, šita plokštuma, dabar jeigu aš ją paslinksiu, visos gegnės, kurių darbinė plokštuma čia nurodyta, yra susijusi su šita, jos visos kartu važiuoja su ta plokštuma. Ar aš paslinksiu tą plokštumą, ar pakeisiu jos kampą į kokį 15 laipsnių, ne, tai su ta plokštuma mano gegnė bus susijusi vis tiek. Na, aišku, čia toks drastinis pakeitimas, tai gal ir nelabai gerai atrodo, tačiau vis tiek tai jau šiek tiek gali palengvinti esant pakeitimams. Jeigu nueisiu į antrą lygį ir šiek tiek nukopijuosiu keletą gegnių čia, 600 tarkim atstumas, tai čia toks pavienis elementų kūrimas, o paskui pasižiūrėsime dar, kaip kurti gegnes panaudojant sijų sistemas. Tai padarau pjūvį, šiek tiek padidinsiu pjūvio gylį, pakeisdamas šitą far clip offset parametro vertę. Ir dabar, jeigu noriu visas gegnes apkirpti, šiek tiek užgesinsiu stogą ir pasižymiu šitą elementą, darau cut. Ir čia turėčiau pažymėti multiple cut, jeigu noriu apkirpti visas gegnes vienu kartu. Tai pasižymiu elementą, pasižymiu plokštumą pagal kurią kirpt ir dabar galiu spaudžiu tiesiog ant visų elementų, kurie turėtų būti nukirpti pagal šitą kraštinę. Tai va, taip ir padarau. Kelis kart paspaudžiu ir turiu šitą gegnę apkarpytą. Tai tokiu būdu galiu kurti elementus, panaudodamas savo paties susikurtas plokštumas, bet galiu taip pat kurti pasinaudodamas jau esamomis stogo plokštumomis. Tai galiu pasirinkti set komandą, nustatyti darbo plokštumą ir pasirinkti, kad mano darbo plokštuma, pasirinksiu pick plane ir užvedu pelę, rodo man stogo plokštumą, pamėlynavo, tai reiškia, kad noriu pasirinkti šitą plokštumą kaip darbinę ir kai aš brėšiu siją dabar, šitoje pusėje, tarkim, brėžysiu siją, jinai vėl bus
jinai bus susijusi su stogo plokštuma. Tai va, jeigu pažiūrėsime, jinai dabar čia sumodeliuota nuo kraigo viršaus iki stogo šitos vietos apačios, tik tiek, kad jinai eina ne savo sluoksnį. Tai ką daryti tokiu atveju? Tai paimame, pasimatuojame atstumą nuo viršaus iki reikiamos plokštumos, pasižymim šitą siją ir įvedame -160 vertę. Ir dabar jinai jau sėdi savo sluoksnį ir ją galime pratempti ir tiesiog apkarpyti vėl lygiai taip pat kaip ir pirmai, tik išjungiam gal tą multiple cut, kad lengviau būtų, pažymiu galą, pažymiu čia, pažymiu galą, pažymiu čia. Jeigu būna jungtas multiple cut, tai reikia išeiti iš komandos ir vėl ją panaudoti, kas nėra labai patogu, tai tiesiog kartais būna, kad pamiršti, kas pažymėta ir tenka spaudžiate tada escape. Tai va, tai tokie elementai ir dabar lygiai tą patį galėčiau padaryti ir, pavyzdžiui, 3D vaizdą netgi. Čia mano stogas nepermatomas, tai nelabai matosi konstrukcijų, bet gal taip ir geriau, nes noriu sukurti šitą siją. Tai tam panaudosiu vėl beam. Vėl pasiemu, kad pagal liniją įjungtas tegul būna 3D snapping. Darbinė plokštuma kaip ir pirmas lygis, bet kadangi 3D snapping įjungtas, tai kai pasirinku šitą liniją, man tas elementas sukurtas pagal tos linijos vietą. Ir reikėtų gal permatomą pasidaryti stogą, tai spaudžiu VV, kad įjungtų Visibility and Graphics langą, pasirinku Roof kategoriją, Transparency, permatomumas, pakeičiu į 60%, OK, ir šitame vaizde stogas bus, visi stogo elementai bus permatomi. Tai va, tai dabar aš jau geriau galiu matyti savo elementus ir šitą elementą, pavyzdžiui, aš galėčiau įvesti -160 irgi ir jisai bus paslinktas tiesiog vertikaliai žemyn, statmenai savo linijai tai. Na, vėliau modeliuojant, reikės pasižiūrėti tikslesnį šitą atstumą, kadangi šitas elementas eina šiek tiek kitaip negu gegnės, ne? Tai va, čia toks modeliavimas būtų pavieniais elementais galimas ir 3D vaizde esant, tiesą sakant, galima ir šiaip nubraižyti gegnę, pasirinkusiu 3D snapping, praktiškai galima ją nubrėžti. Čia ir turėsime sukurtą elementą, tik tiek, kad čia gal sukūrė palei stogo apačią, jeigu būčiau pasirinkęs modeliavimą pagal parinktą liniją, tai tada būtų sukūrę ties stogo viršum, tada man reiktų vis tiek jį atitraukinėti žemyn ir šiuo atveju būtų nesusijęs su stogo plokštuma, kai tuo tarpu šitie elementai, jie reaguos į stogo pasikeitimus. Tai va, taip galima modeliuoti pavienius elementus, o kitame video parodysiu, kaip naudoti sijų sistemas ir sukurti stogo konstrukcijas tiek gegnės, tiek grebėstus šiek tiek kitaip, naudojant tiek stogo, tiek pačių elementų darbinės plokštumas. Tiek šiam kartui, iki.